Vaikai, iki Baltikum ir Cartoon Network konkurso pabaigos lieka vos viena savaitė, o mes jau nekantraujame jūs apdovanoti. Jūs, mėlyjei, nustebinote aktyvumu. Konkurse dalyvauja jau per 200 vaikų. Ypatingai džiugina tai, kad dalyvaujate šeimomis, grupėmis ir klasėmis. Į vieną tokių klasių užsukome pasisvečiuoti ir padėkoti vaikams už aktyvumą, už pasidalinimą savo svajonių pasauliu, už gražius darbelius. Ypatingai dėkojame vaikų mokytojai Daivai Blagnytei už tai, kad pakvietė mažuosius dalyvauti konkurse, padėjo paruošti darbelius ir atlikti sudėtingiausią darbą – sukelti piešnukus į konkurso galeriją internete. Tokių klasių kaip ši Lietuvoje yra ne viena. Kuo nuoširdžiausius sveikinimus perdodame Rimai Janulieniai iš Šiaulių Juventus mokyklos ir Ritai Baltniškieniai iš Panevėžio Vilties mokyklų. Jūs paskatinote savo mokinius taip pat dalyvauti šiame konkurse. Sveikiname visus, kurie suspėjo sudalyvauti mūsų organizuojamam konkurse. Na, o jeigu to padaryti dar nesuspėjote, pats laikas piešti savo piešinius ir dalyvauti dabar. Konkurso dalyviai piešė piešinius tema Aš Cartoon Network šalyje. Nupieštus darbelius reikia nufotografuoti arba nuskaityti skaitytuvu, o tada užregistruoti Baltikum interneto svetainėje. Svetainės lankytojai balsuoja už labiausiai patinkančius piešinius, o mes renkame konkurso laimėtojus. Kas savaitę išrenkame po 2 laiminguosius, kurie per pirmą savo dalyvavimo savaitę surenka po daugiausia lankytojų balsų. Ir štai mes šiandien spaudžiame dešinę ir apdovanojame nuostabių Cartoon Network dovanų rinkinių Ievą. Lygiai toks pat Cartoon Network dovanų rinkinys iškeliauja ir į Radviliškį Vytautei Jurėnaitei. Svarbiausiai prizai vis dar lieka. Birželio pradžioje sužinosime, kam atiteks dviratis, paspirtukas, planšetinis kompiuteris ir kitos smagios dovanos. O kol kas pieškite, registruokite savo darbelius ir rinkite balsus. Svajok, pieškite!